kurių turiu pripažinti, kad labai dažnai nebūna, bet kai Gabrielius užsnūsta ir galiu suvalgyti spurgą, taip nesveika, bet rytais aš tikrai leidžiu savo kartais jomis pasilepinti, išgerti savo mylimiausius kavos ir paskaityti vieną iš 2 mylimiausių žurnalų. O šiandien aš atvykau į TV3 studiją ir tik turėjom interviu su Elena, kalbėjom realiai apie pasikeitusi gyvenimą, motinystę, sportą, socialinius tinklus. Žodžiu, realiai apie ką tik nekalbėjom ir realiai pasišnekėjau kaip su drauge. Tiesiog kažkaip gavosi labai smagus pokalbis, kuris šeštadienį bus rodomas, tai šitas video išeis tikrai vėliau, tai aš tiesiog paliksiu apačioje nuorodą. Šiandien pusryčiauti atėjom į Daily Poison, jau seniai šitą vietą buvau nusižiūrėjus, labai norėjau išbandyti. Čia vyksta pokalbis su Kriste ir čia išsirinkau kažkokį čia reikalą, kuris žiauriai skaniai atrodo. Ir netgi auklytę jau savo vaikui suradau, tai galiu savo ramiai pašnekėti. Šiandien esam robotijadai, tai įvairių robotų ir technologijų parodoj, tai jeigu bus kažkas įdomus, pabandysiu parodyti ir filmuoti. O kol kas tai labai daug spalvų ir labai daug žmonių. Ir Gabrieliui labai irgi įdomu daug spalvų. Va čia yra šedevrai iš Lego. Adomas laukia, nesulaukia, kada su Gabrielium galės dėlioti įvairiausius Lego. Adomui čia būtų buvę įdomu. O čia kaip įdomu, vaikai iš kamulio turi pataikyti į skrendančias figūras. Ir mums dabar yra mistika, kaip projektorius tai viskas suvokia. Patys norėtumėt pabandyti, bet eilė tai oho. O čia dabar atėjom robotų kovų pažiūrėti. Tai, žodžiu, robotijada nelabai buvo įdomu. Dėl to, kad mes esam jau per seni visi, o Gabrielius yra per mažas. Tačiau vaikam ten kokių 5 metukų berniukam ir taip toliau būtų buvę įdomu. O mes taip pasižiūrėjom, jau eilės ilgos, nebestovėsiu, Gabrielius išvis dar pastovėti nemoka. Tai taip ir gavosi. Šiaip šiandien žiauriai geras oras, tai nusprendėm važiuoti į miestą kavos. Tai šiandien nusprendžiau savo video blogą tęsti visiškai ne iš kažkokių renginių, blogetiško ir instagramiško gyvenimo, o iš tos perspektyvos, kaip iš tikrųjų mūsų kasdienybė daugelio atrodo, tai visiškas buitekas. Tai iš tikrųjų noriu parodyti šiek tiek, kaip sekasi visas mūsų būsto įrengimas. Adomas filmuoja atskirus filmukus, kur viską papasakoja detaliau, o aš parodysiu iš savo moteriškos ir nieko nenusimanančios pusės, apart to, kad kažkas man patinka, kažkas gražu arba negražu ir panašiai. Tai labai noriu pasidžiaugti. Moteris mane supras, kad drabužinė, tai čia yra turbūt kiekvienos moters svajonė, tai aš visiškai mirštu iš laimės, nes pagaliau turėsiu savo drabužinę. Čia dar nepabaigti daryti stalčiai. Ir aišku, aš tai svajojau apie dar didesnį drabužinę, bet realiai man čia yra ir tai praktiškai svajonės išsipildymas, nes paskutinius 3 metus mano spinta buvo dydžio, šiek tiek buvo mažesnė negu šitos lentynos. Tai aš jau dabar įsivaizduoju, kaip į ją turėčiau sutilpti, bet jaučiu vis tiek nesutilpsiu, nes tos vietos amžinai yra maža. Šiandien pagaliau jau pasistatėm sofą, kuri mūsų bute stovėjo jau nuo gruodžio mėnesio, o išsirinkom ją iš vis, man regis, dar vasarą. Čia beje yra šviestuvai mūsų, juos pirkome senukose. Šiandien vyksta išsivalymo darbai, nes labai tikimės per šią savaitę įsikelti. Ir jūs juokitės, nesijuokit, bet žinot, kas man teikia beveik tiek pat laimės, kiek drabužinė, tai klozeto dangtis, kuris pats tyliai užsidaro. Ir pats nerealiausias ir gražiausias dalykas šitame bute tai yra lova, kurią mano vyras padarė pats. Čia yra visiškai rankų darbo lova ir aš iš tikrųjų negaliu įsivaizduoti, kiek jisai čia darbo ją turėjo sudėti, bet atrodo tikrai pasakiškai gražiai. O miegamajame irgi labai panašus šviestuvas kaip ir svetainėje, irgi pirkom senukose. Čia yra Yappy Kids lovytė ir komoda Gabrieliui. Neatsimenu tik tai dabar jų kainų, paliksiu gal nuorodas apačioje po šiuo video. Tai toks tas mūsų būsto update'as. Daugiau visokių detalių Adomas papasakos filmuke apie būsto įrengimą, kaip ką darė, kaip ką klijavo ir panašiai. Ir tas video turėtų išeiti turbūt artimiausių metų. O aš ką? Toliau imu šluotą į rankas
einu tvarkytis ir susimatysime kažkur kitame kadre. Šiandien su Gabrielium pasportavome ir dabar atkeliavau į Lovely Mess parduotuvę ir iš tikrųjų neplanavau filmuoti, bet čia tiek gražių dalykų vaikam, kad man tai pradėjo viską pasakoti, jog noriu ir jūs išgirstumėt. Tai dabar papasakokit man, ką čia norėjot. Šitie kilimukai yra ypatingi, tai jie ypatingi tuo, kad jie yra skalbiami. Ir ypač vaiko kambarį, kai vaikas mėgsta žaisti, pramogauti ir tarkim būna tokių bėdų, kad įsideda. Tai labai lengvų variantų įsidedat ją į skalbimo mašiną, 30 laipsnių temperatūroje ir išplaunat. Tai labai platus pasirinkimas, žaismingas. Ir man šitas va labai patinka. Jis yra mūsų pirmame ekspoziciniam namelį, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Taip, kad tėveliai matytų, kaip galima A, geras. ir pasižaisti. Tas antras toks jau lėliuko, o visas trečias yra lietuvių kurti. Tai palapinė iš lino ir lopšiukas. Nu, žiauriai, čia viskas gražu. Palaukit, aš tai parodysiu, ką aš išsirinkau, bet man atrodo, kad čia ties tuo nesustosiu. Va, čia kepurytė Gabrieliaus atostogom. Čia pasiėmiau čiulptukus, nes sakė, kad jeigu vaikai neima čiulptukų, tai šitus būtinai paima, nes jie yra, sakėt, kaučiukinėje, ar ne? Ir ekologiški ir juos čiulpiant, jisai plečiasi. O čia prie kepurytės, va tokie šortukai. O, dieve, kaip fainai. Ai, va, ir dar yra tokia pati gertuvė. Viskas čia derinasi. Šakės. Ir dar aš norėjau nusipirkti čianai seilinuką, bet toks, kur yra su rankom. Ir sakė, visi yra išpirkti, tai aš lauksiu savo. Ir dar, man atrodo, kažką jums norėjau parodyti. Ai, va, dar norėjau parodyti, kokie kitokie yra šortukai. Nu, žodžiu, čia belenkiek visko fainai. Jeigu šiaip ateisi, tai turbūt iš čia neišeisi, tai gal kartais geriau ir neiti. Žaisliukas, kurį mes galim pavalyti ir seilytės ir vaikučiai tampa kaip toks pirmasis žaisliukas, kurio visada vaikučiai reikia. Nuo visų nesėkmių, nelaimių ir prisimena. Nu, čia, ta prasme, tiek originalių idėjų. Iš tų tokių. Jo. Bet aš tėvas stumdukai labai gražus. Liuvoda sukurti tik jau bus didesnis, tai pasistumti. Ir ausios toks yra. Sakau, nuo muzikinių karusėlių iki tokių. Nu, ko čia tik nėra. Išsirinkti galima. Jo. Čia dar labai gražių yra va silikonui. Jo, silikonui atsparių dėžučių. Bet kadangi mes kraustumės, tai nusprendžiau, kad šiandien neimsiu ir greičiausiai kažką paimsiu, kai grįšiu įsigyti seilinuką, bet va, įvairiausių spalvų gražių. Ta Lovely Mess parduotuvė realiai yra visiškas kosmosas. Jeigu neturėtum vaikų, tai vien ten užėjus jau jų užsinori, nes tiesiog tiek mielų ir fainų dalykėlių. Tai aš pasiėmiau tik tai, mama sakė, plafkės vadinti plavukais, nes mažiukai tai plavukai, o ne plafkės. Tai pasiėmiau Gabrieliui tik tai maudymosi šortus ir kepurytę. O visus indėlius seilinukus, kadangi seilinuko, kurio dabar norėjau, nebuvo, tai sakiau, sugrįšiu kitą kartą, nes mes šią savaitę kraustomės ir tiesiog nebenoriu, kad visi tie daiktai pasimestų, mėtytųsi ir taip toliau. Tai va, konkrečiau pasiėmiau šitus šortus ir šitą kepurytę. Toks labai fainas derinukas. Ir kaip matot, jau viską filmuoju nuo dėžių, nes net nerodysiu, kaip atrodo dabartiniai namai. Todėl einu krauti dėžių ir susimatysime kitame video ir įtariu, kad jau iš naujo buto. Iki.